Jau tapo tradicija, kad Adama komanda, remdama organizacijos SOS vaikų kaimai veiklą, prieš didžiąsias šventes aplanko jos globojamus vaikus. Nes Kalėdų dvasia tai ne tik dovanos po eglutę, tai dalinimasis su tais, kuriems galime ištiesti pagalbos ranką. Noriu padėkoti mūsų partneriams bei ūkininkams už bendradarbiavimą šiais metais bei palaikymą skiriant kalėdinės lėšas šiam gražiam ir kilniam tikslui. Prisidėdami prie sunkumus patiriančių vaikų gerovės, visi kartu mes turime unikalią galimybę įprasminti savo veiklą. Kartu mes galime pasiekti daugiau. Adama komandos vardu noriu visiems palinkėti gražių ir jaukių artėjančių švenčių.